Labas, labas. Šiandien gavau klausimą, kaip aš nepasimetu tarp tokios gausybės eterinių aliejų esančių namuose. Jų yra daug, jų yra visur, virtuvėje, vonioje, miegamajame, ant komodos vaikų kambaryje ir panašiai. Jie išsibarstė po visus namus ir aš nepasimetu. Nes visų pirma, eterinius aliejus aš naudoju intuityviai, to, ko norisi, tas, kas tuo metu kvepia, tą ir pagarinu, tuo pasitepu, bet tikrai būna akimirkų, kai nebesuprantu, koks yra tikrasis organizmo poreikis, ką sako emocijos ir kokios pagalbos man reikėtų, ne tik man, bet ir mano šeimai. Tai tada į pagalbą ateina šis įrankis, šis galingas įrankis, kurį įsigijau savo šeimos geroviai ir šiandien norėčiau pasidalinti šituo įrankiu su jumis ir pasiūlyti jums biorezonanso skanavimą, pasižiūrėti, koks jūsų kūno poreikis, kokios yra kūno vibracijos ir kaip gyvuoja jūsų organizmo sistemos, kvėpavimo takai, virškinimo sistema, nervų sistema, pats fizinis kūnas, galbūt jam reikia detoksikacijos procesą praeiti, ar kaip tik reikia nuraminti mintis, suaktyvinti protą. Tai šis aparačiukas skanuoja mus siunčia vibracinius dažnius ir žiūri, kuri kūno dalis sureaguoja, kaip sureaguoja ir kas šiuo metu mums yra aktualiausia. Tai rodo ir fizinio kūno signalus ir emocijų mūsų būseną. Taigi galim pasižiūrėti, kaip ir kas aktualiausia dabar yra man. Tai su šiuo aparačiuku galėčiau jūs nuskanuoti ir noriu pakviesti arbatos puodeliui. Susitikim, pažiūrėkim, ką rodo, pauostykim ir galbūt jūs atrasite savo įrankį, kuris bus numeris 1, kai jausitės kažkaip tais keistai, kažkaip nesavyje ir ne visai taip, kaip norėtumėt. Tai kviečiu susitikti, išbandyti ir nenusivilti.